Sveiki, kuriuo šiandien žiūrite 4 pamoką Runa Anzus. Informacijos pateiksiu ne tiek jau ir daug, kadangi ši runa yra sakralinė ir naudojama iš tikrųjų jau su Odino galia ir Loki galia. Būtent turiu tas dievybės, kurie atstovauja ir turi žinią iš šios runos. Taigi pateikiu kaip ir jau iš pradžių turėjom pamoką, kad tai buvo 3 runos, 4 Anzus. Pirmas Atas, tai yra būtent būties formulavimas arba teisė į vadinamą žinią ir informaciją. Trumpai apie šitą Anzus runą. Dar paminėsiu vėl papildomai, kaip ir praeitą kartą. Čia pakartoju, reiškia, šios runos yra viršutinis tas vadinamas pasaulis. Tai Anzus yra bazinė energija, išminties energija, informacijos energija. Ir kas jau turi savyje išminties nuo pat gimimo įgavimą, tas jau turi. Čia jau ta bazinė energija ir išmintis atsiskleidžia ir realybėje. Toliau aš šiek tiek paanalizuosiu, kiek šita runa veikia į realybę ir patį žmogų. Dabar taip, šita runa yra Odino, kaip ir sakiau, Loki runa. Jie kaip dvyniai paprastai eina. Tai yra minties galios, išminties, reikiamos transformacijos dvasinės. Tai yra magijos runa, žodinės magijos arba užkalbėjimo runa. Tai kaip dovana iš viršaus, iš dievų, kaip žinia, ir suteikia teisę žmogui į žinojimą. Tai dvasios galia, kuris suteikia žmogui vidinę laisvę iš jo pačio išminties. Taigi šita runa yra pagal praktiką arba maginę praktiką nėra visiems taikoma. Yra gana didelis reikalavimas žmogui iš šios runos, kad žmogus sugebėtų, kaip čia pasakyti, išvežti šią runą, patempti šią runą savyje. Tai nėra taip paprasta, kadangi reikia turėti jau išminties iš praeities ir iš tos praeities apmąsčius, gavus tam tikras patirtis ir išsivysto ta vadinamoji išmintis, žinia arba žinia iš dievų, šiuo atveju Odino, būtent Odino. Šita runa yra daugiau kaip žmogaus sąmonės ir susijusi su Odino dvasia, kaip sakykime, dvasios galia, kuri ateina iš viršaus ir suteikia žmogui tą išmintį. Tai minties ir žodžio sintezė, tai intelektualiniai pasiekimai, tai lyderystė bendravime, nes tai yra komunikacijos, bendravimo, daugiau bendravimo, bet ne bendradarbiavimo, kadangi bendradarbiavimas yra šiek tiek kitos runos. Ir kiek sąmonė sugeba paimti iš praeities, kaip sakiau, apmąstymą, kiek jis sugeba paimti, apdoroti ją, suprasti, kas vyksta,
padaryti išvadas ir tada šita runa Anzus atneša žmogui išmintį ir tada jau teisingi sprendimai, teisingos kryptys ir tiesiog praeities energijos apjungiamos kartu dabartyje pagal dievų įstatymą. Dievų, šiuo atveju Odino. Ne šiaip savo iš kažkur jinai ateina, bet čia jau yra iš aukščiausių sluoksnių. Paskui aš jums parodysiu, kaip šita runa, kurioje vietoje stovi energijose žmogaus. Taip, sakykime, jūs knygose, kurie turite mano knygą atsisiuntę arba dar kurie labai džiugu, kad užsisakote knygą mano, ten yra detali informacija apie šitą runą, paprastai išreikšta, be jokių tenais sudėtingų terminų. Taigi tai dvasios galia, supratimas, sužinojimas, mokslas, komunikacija, talentai. Talentai daugiau kalbamojoje veikloje, informacijoje, klausoje, regėjime, energetinė runa atitinka oro stichiją, dažniausiai stiprus vėjas. Tai kai yra vėjas, tai reiškiasi, kad Odinas reiškiasi ir ritualinėse praktikose, jeigu ritualo metu staiga kyla vėjas, medžių šakomis taip tiesiog pradeda suktis tokie didelio vėjo gūsiai, reiškia, kad dovana arba informacija arba prašymas yra priimtas, užskaitytas ir Odinas tuo pareiškia. Pozityvi runa tiesiog rodo, kad sėkmė gaunama informacija, proto jėga, įkvėpimas, išmintis, slaptų žinių gavimas, situacijos supratimas. Kaip sakau, jeigu praeitie viską gerai supratote, išnagrinėjate, tai ir situaciją suprasite, kur linkas eina ir teisingai darysite sprendimus. Taip pat žinios, supratimas, kaip save realizuoti, kokiose ryšių sferose. Šita runa labai gera mokymosi procese, egzaminuose, kur reikia daug mokytis, informacijos daug priimti, nes tai informacinė runa prisideda prie kūrybingumo, aišku, bet tai daugiau intelektualinis dalykas. Taip pat mokėjimas naudotis informacija. Runa atitinka medijas, informaciją iš interneto, skaitmeninę žodžio, knygų, rašytinę informaciją. Tai yra šita runa, kuri lydi intelektualinę žmogaus galią, žinią, teisę į žinojimą. Pati negatyvi runa, jeigu jau iškrenta, žiūrint, kokios yra šalia runos, arba žiūrint, ko klausima, paprastai ko klausia. Ar aš teisingai, sakykime, pasielgiau ir jums iškrenta šita runa. Aišku, atsakymas toks: neteisingas sprendimas, neteisingas numatymas ir tiesiog taip negatyvus atsakymas, nes nesupratote situacijos reikšmės arba jūs kažkas apgavo, tai negatyvi dar reiškia ir apgavystę, melagystę arba melagingą informaciją ateinančią prie jūsų arba iš kažkur tai interneto ar iš kur jūs kažką rinkote. Paklausėte, sakykime, ar šita informacija yra teisinga, ar čia viskas yra taip, kaip surašyta, ir iškrenta negatyvi Anzus. Aišku, kad yra informacija neteisinga, netgi apgaulinga, tiesiog informacija manipuliaciškais būdais
žmogų veda į nežinojimą ir neteisingus sprendimus. Dargi reiškia negatyvi, kad žmogus nelabai linkęs klausyti kitų, nenori nieko išgirsti, jis savyje tik savimi užsiėmęs, reiškia, kad jis nemokšiškas yra, kad dargi dviveidiškas yra, reiškia mėgėjas pamanipuliuoti, apgaudinėti ar kitaip situaciją versti į savo naudą per apgaulę, per neteisingą informaciją. Be to, čia jeigu dar iš vidinės to žmogaus pusės, tai jis savo vidinio pasaulio nelabai supranta. Tiesiog jam, kaip ir sakiau, neišveža jis šitos runos, jo sąmonė yra užimta kažkokiais kitokiais dalykais, jis prisirišęs prie žemės, prisirišęs prie materialinių kažkokių dalykų, prie kažkokių galbūt negerų, melagingų žmonių, prie kažkokios informacijos klaidingos prisirišęs, jisai net ir nesupranta, kas viduje jo yra teisinga, kas ne, nes sąmonė yra užteršta. Tai ir aišku, energetinis negatyvas šiuo atveju pasirodęs kaip Anzus runa, ir nurodo, kad čia žmogus viduj sąmonėj turi negatyvius blokus, kurie jau neleidžia jam suprasti net paties savęs. Aišku, žinojimo išminties čia tokiu atveju jau net negali būti, nes žmogus pasiklydęs. Taip pat dažnai rodo šitą runą, kad žmogus prisirišęs yra, kaip ir sakiau, prie kokių nors kažkokių visuomenės normų, tokių, kurios niekur neveda, kurios dar tik kvailina žmogų arba, tai kaip pasakyti, masės žmogus vadinasi. Masės žmogus, kur visi eina, tai ir aš einu, nes nelabai aš ten ir suprantu, kaip jie eina, tai gal ir gerai, tada ir aš eisiu, kad tai veda į kartais sąmonės destrukciją ir paskui iki depresijų, rodo šitą runą ir depresiją, jeigu ypač dar pasirodo Lagaus negatyvi runa, tai žmogus paprastai būna pasiklydęs ir aišku, jeigu tai parodo diagnostika, kad verta daryti energetinį valymą, tada taip, bet būna tokių dalykų, kad kai darau diagnostiką, parodo, kad šitam žmogui energetinio valymo neverta daryti, nes jo vidinis sąmonės lygis nepasikeis. Toliau aš parodysiu. Taip, dabar jeigu žiūrint konkrečiai apie čia, jau sakiau, kad žmogus manipuliatorius, melagis arba apgavikas, jis toksai, žodžiu, pats savęs lyg ir nesuprantantis, bet mėgstantis manipuliuoti, nes kitaip jis ir nemoka. Anzus dar, jeigu kaip po žmogus, kaip charakterizuot kaip žmogų, jeigu kas jis toks yra, sakykime, man klausimas kyla, kas jis per žmogus ir iškrenta Anzus pozityvi. Tai žmogus oratorius, kalbantis daug, išmintingai kalbantis, nenusišnekantis, kaip būna kartais tokių žmonių, kurie daug kalba, bet daug ir nusišneka. Artistas, diktorius, filosofas gali būti, rašytojas, tiesiog tai informacija ir rašytinė, ir žodinė. Jis nemeluoja nei savo, nei kitiems. Tai yra, taip, jau tai iš dievų eina, kadangi taip yra oro ženklas. Oro ženklas, oro stichija vadinama. Tai lyg ir susakiau tokias, kas pagrindinės šios runos reikšmės. Dabar pabandysime pasižiūrėti praktinę šios runos žinią, reikšmę.
Taip, čia padedu, paskui maišysiu ir žiūrėsiu, kas kaip toliau gausis. Taip, dabar visada rodau šitą, kadangi tai yra labai svarbu. Daug kas iš jūsų nesupranta, kas tas Yggdrasil, kas tai yra tie 9, bet tai yra, kaip ir sakiau, čia yra žmogaus gyvenimas. Per visus šitos pasaulius žmogaus pereina. Tik tai vieni būna kažkur viršui, sakykime, kur ta šviesi ir kur eina dvasia, pro išmintis, kur eina šviesios energijos praktiškai gyvendinamos ir yra kur apačioj, kur žmogus šiek tiek kaip čia pasakyti, susimovęs savo gyvenime per klaidas ir jų net nenagrinėja. Va čia yra toks dalykas. Tai štai dabar Anzus runa, kur ir jinai yra, aš nežinau, pažiūrėkim dabar, gal matosi. Taip, Anzus runa, kurioje vietoje jinai Asgardas yra dievų buveinė, asai. Čia yra Odinas. Odinas ir Jotunheim, nautys, Norna arba praeities energijos. Tai vat šitos pasaulius jungęs tamsesnis į šviesą ir į šviesą į tamsesnį yra tarp šitų Anzus. Dabar taip, Jotunheim arba vadinasi nautys Norna būtinumas, suvokti nautys pati runa, reiškia, kad iš praeities suvokiama, čia yra praeitis, o čia jau yra dievų buveinė, kuris sprendžia, ar suteikti tą išmintį ar ne. Bet jinai išmintis ateis tik tada, kai čia žmogus susivoks, ką jis praeityje ten netaip padarė, ką jis praeityje savyje, ne išoriškai, ne kažkokiais tai išoriniais veiksniais, bet daugiau savyje, ar kažkur nesąžiningai elgėsi, ar jis kažkam netaip sudėstė savyje. Čia išnagrinėjus kaip būtinybė. Tik tada jau, kai savyje viskas išsidėlioja, tada įgaunama teisė į išmintį. Ir jau tada, kaip dovana, tam žmogui ateina šita runa kaip žinia. Tai vat tokioj pozicijoje jinai stovi. Dabar paruošiau taip. Visgi dėl to vadinamo energetinio negatyvo. Nežinau, kaip dabar čia jums matysis. Bandau taip, sakykim, šitaip bandau, kad jums geriau matysis. Aš jau pažymėjau kaip visada, kad šitos runos yra, kurios rodo negatyvą, kai išsitraukiam 4 runas, sakykim, ir jeigu jos pasirodo, Evas taip pat yra negatyvinė ir gali būti ir negatyvi Evas. Nesvarbu, kokia poza, kokia reikšmė jinai kris, bet tai jau rodo negatyvą. Ir štai dabar, jeigu, sakykime, negatyvas eina su kažkuriom tai runom su Anzus, taigi versijos su Anzus. Anzus Evas. Čia gali būti juodoji magija, kadangi Anzus ir Evas yra magijos runos. Ir šiuo atveju yra užkalbėjimo magija, nes tai yra Anzus. Užkalbėjimas, nes Anzus dar yra burna, dantis, kvėpavimas. Tai būtent ir yra juodoji sąmonės supainiojimai. Taip, kadangi būna taip. Mano praktikoje keletą atvejų buvo, kai žmogui buvo tiesiog juodoji magija uždėta, kad žmogus būtų supainiotas, neatskirtų tiesos nuo melo ir darytų nuolatinės klaidas ir taip amžinai nukentėtų visose situacijose. Dabar dar Anzus Kenas negatyvi arba Kenas pozityvi Anzus, jeigu ir tokios pasirodo
runos dviese, sakykime, tiesos nesupratimui. Na, tiesiog neapšviečia žmogui tos tiesos žinojimo ir supratimo. Anzus vunjo arba vunjo anzus. Nu, čia yra taip, gali tokios, jeigu tokios pasirodo, tai reiškia, kad žmogus sąmoningai puola į nuopolį, jam nemalonu, jam negera, jam kažkas sąmonėj va taip atrodo sujaukta, kad atsiranda pesimizmas, aišku, negerumas, jeigu dar lagus, nors ji gali būti ir teigiama, ir neigiama, atsiranda depresija. Dabar dar viena versija. Anzus manas negatyvi arba manas anzus. Čia irgi gali būti tokios versijos. Nu, tai jau yra dvasinis sutrikimas, kadangi manas kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip visas jo mentalinis, intelektualinis protas. Reiškia jau dvasinis sutrikimas, bukaprotiškumas, sąmonės aptemdymas ir mentalinis negatyvas. Čia jau žmogus iš tikrųjų daug klysta. O jeigu įmant šitą, tai žmogus melagis, apgavikas, manipuliatorius ir su tokiais jau reikia atsargiai žiūrėti ir atsargiai bendrauti, nes jis visur klaidina. Dabar dar viena tokia runa, čia jau yra, pažymėjau juodai, čia rašiau mėlynai, kadangi anzus oro runa, bet kadangi Odinas tai yra mėlyna spalva, todėl aš čia rašiau mėlyna spalva. Dabar dar viena runų versija yra kenas negatyvi, manas negatyvi, anzus negatyvi. Čia jau juodosios magijos formulė. Jeigu jin, sakykime, gali būti uždėta ant žmogaus, tai proto aptemdymas čia jau gana sudėtinga. Visiškas nesusigaudimas žmogui, dvasinė negalia, psichodestrukcinis poveikis vyksta šitam žmogui. Žmogus nežino tiesos, jis bus amžinai kvailinamas, nu ir iki to, kad jam, jeigu laiku nešalint, sakykim, to šitokio negatyvo arba tokio, reiškia, maginio poveikio, protinis atsilikimas ir žmogus tiesiog iš tikrųjų destrukciškai sužalos savo sąmonę ir jis iš tikrųjų turės ne tai kad dvasinę, psichinę ligą. Čia jau gana rimta. Dabar taip noriu parodyti, ką aš norėjau pasakyti apie anzus runos, tą vadinamą nepavežimą, nepatempimą, kaip aš sakau. Ne visiems žmonėms galiu dėti talismanuose šitą runą anzus, nes ne visi žmonės gali ją patempti. Dabar toj pademonstruosiu jums, ką darau diagnostikose. Tai štai, kaip žinia, žmogus susidaro iš tam tikrų kūnų. Jisai yra toks, reiškia, 7. Kaip yra vadinamos tos čakros, bet aš nemėgstu to žodžio čakros, kai atėję ten iš Indijos kažkokiu ten, nemėgstu aš to žodžio. Tiesiog energo kūnai, kurie egzistuoja žmoguje. Tai dabar nežinau, ar čia matysis, gal atsisuksit, kada sustabdysit, peržiūrėsit. Taip, žinome, žmogus gimdamas, aišku, fizinį, aišku, jisai gauna, visada turi, eina toliau antras kūnas eterinis.
kai ima iš išorės, jisai reaguoja į išorės veiksnius, bet taip pat turi ir amžių. Vaikas, sakykime, vaikas 5 metų kauzalinio kūno tikrai neturės. Čia jau kitaip negali, nes jis patirčių neturi, jis dar tik tai vaikas. Taip kad tas fizinis ir eterinis atsiranda taip nuo 7 iki 14 metų jau vaikui. Jisai jau tas eterinis, jisai jau reaguoja į išorinius. Čia gerai, čia negerai ir jam eina į sveikatą tada, jeigu kažkas negerai. Jis arba serga, arba. Tada astralinis, tas vadinamas norų, visokių emocijų, visokių visokių, kaip pasakyti, tiesiog vien emocijom ir kitokiais norais pagristas tas šitas būtent kūnas. Astralinis nuo 15 iki 21 metų. Tai štai 21 metai, o štai musė čia mane puola. 21 metai dar tik tai astralinį suformuoja. Taip kad tas žmogus, jeigu, sakykime, aš daryčiau 21 metų žmogui diagnostiką, tai aš galėčiau pasižiūrėti iki astralinio. Toliau dar jam mentalinis dar tik formuojasi. Jis dar ne visai žino ir supranta, kas, kaip ir prie ko, nes jis dar neturi daug patirčių. Jis tik tai per patirtis formuoja mentalinį, tą intelektualinį lygį. Tai nuo 22 iki 28 metų jau formuojasi tas mentalinis lygis, jau žmogus pradeda spręsti. Tai matot, kokie yra metai. Dabar nuo 4, 5, 6, 7 kūnai jau eina į aukštesnės vibracijas. Aišku, jeigu nėra energetinio negatyvo, jau eina į aukštesnės vibracijas, jau eina ir šios runos Anzus, Evas, Gebo. Čia būtent Odino runos. Dar Frėjos, aišku. Evas, Loki, čia irgi atitinkamai. Jau yra sprendžiamas žmogus su sąmonės savo lygiu, sprendžia, kaip čia daryti sprendimus, kur eiti, ką pasirinkti. Kauzalinis kūnas 5. Būtent 5 dabar atsiduria ties burna ir ties vadinama galva. Tai 29-35 metai. Daugmaž čia, nėra čia tiksliai nubrėžtos, bet daugmaž. Štai tada kauzalinis, kai jau patirties jau yra, 5, jau dabar Anzus įsijungia. Taigi ir sakau, kad ne visi išveža tą Anzus runą, kadangi jeigu žmogus mentalinio lygio žemo, jisai daugiau astralinėme, eterinėme, fizinėme lygmenyje, tose žemose vibracijose, tai jis nelabai ir kyla į viršų, nes jis nelabai ir supranta. Taikyti Anzus runą, kaip buvo kvailys, taip ir bus kvailys. Čia neprasimuš. Budhialinės čia jau yra prie egregorų prisirišimas, 36-42 metai, aišku, jau čia jau suformuotos patirtys, prie ko jis prisirišęs, prie visuomenės normų, prie kažkokių religijų, prie dar kažko, tai jisai jau susiformavęs, jisai nekeičia jų, jam jau yra taip, tai šiuo atveju yra irgi
aukštesnis lygis, aišku, kadangi jis jau turi patirtį. O kokią patirtį, tai vėlgi, jeigu jisai yra vysto teisingai sąmonę, daro teisingus savyje sprendimus, nagrinėja save ir keičia, tada aišku, jisai kyla aukštyn. Bet jeigu jisai sustoja ties astraliniu, nors jam čia būtų ir 60 metų, jisai taip ir va čia suksis. Taip kad tas žmogus, jeigu jisai ir pasiekia va čia šiuo atveju atminės, tai čia jau yra 7 energokūnas, gal 7 energokūnas, čia 42-49, čia jau susisiekimas su aukščiausių jėgų informacija. Čia jau retas, kuris turi. Išskirtinais atvejais tas, kas praktikuoja, tas, kas moka medituoti, tas, aišku, pasiekia savo dvasinę jėgą, išmintį. Bet metai, kaip ir sakau, šit tik tai pavyzdžių, kaip daugmaž vystosi tos juostos. Bet tai nereiškia, kad žmogus gali būti, aišku, ir 21 metų mentalinį kūną gali intelektą stiprų turėti. Bet su šiuolaikiniam technologijom ir šiuolaikinė energijų sukimosi, kiek aš matau, kiek aš žinau, kiek aš seku, tai mentalinis lygis, jeigu jaunas žmogaus, yra žymiai prastesnis, negu jisai buvo kažkada, tai mano laikais, ar ten, žodžiu, kurie dabar yra vyresni. Tiesiog technologijos, jie matėme mentalinį lygį, tiesiog minusavo mentalinę lygio svarbą. Ir labai retas, kuris daslenka iki 5-6, taigi Anzus šiuolaikiniam jaunimui ar ten jaunam žmogui yra labai sudėtinga runa. Labai sudėtinga. Jis jos nepaveža, jeigu jam nėra lemta taip, arba jis yra šitame lygyje taip ir pasilikęs ties kūno fiziniais, emociniais dalykais, tai jis taip ir lieka. Jis aukštyn negali pakilti ir tokių yra dauguma. Dabar toliau, čia toks, kai aš darau diagnostiką, yra toks pas mane tokia grafika. Dabar yra dar tokios formulės, čia aš jau anonse šiek tiek parodžiau, jau galėt pasižiūrėti, tiesiog formulės Anzus, Algis, Anzus, dabar pasitikėjimas Dievu. Šitos formulės galimos kaip veiksnios ir kaip efektyvios žmogum tam, kuris jau turi savyje išminties, žinojimo galios ir čia daugiau magui, kadangi Algis kaip tokia yra apsaugos runa aukštesniųjų jėgų. Bet jeigu žmogus yra ties, kaip sakau, šituo pakibęs ties žemaisiais savo kūnais, ties žemiškojų savo ir instinktyviu ir tiesiog žemom vibracijom, tai šita formulė jam nieko nereikš. Gali jos net nenaudot, nors čia sakau, dievai čia tokio žmogaus lygio jie net neskaitys. Jie skaitys tai, ką tu turi iš praeities jau įsitraukęs, kaip tu valdai informaciją, kaip ją susidėlioji. Čia yra taip. Dabar Anzus, Sovulo Anzus, vėlgi tokios
gana geros formulės, irgi aukštesnių siekių žmogui, kaip ir sakau, Anzus yra nežemiškoji runa, tai yra išminties, žinojimo ir Odino runa, aukščiausiųjų jėgų vedimas ir jos duoda sėkmę. Tas, kas jau žino, kas iš tikrųjų gerbė runas, kas jomis domisi, kas tiesiog jas, tiesiog jas iš tikrųjų gerbė ir jos jam reikalingos, tai šitas runas gali naudoti, iš tikrųjų jos tada ir padeda, ir suteikia, ir iš tikrųjų veikia. Tai dar viena. Dabar čia taip tokia pasižiūrėjau, kaip runos yra piešiamos, jos ne šiaip savo yra piešiamos. Čia yra toks, internete yra toks, galima atsisiųsti ją ir čia šiuo atveju ne šiaip savo jos kaip nors ten keverzojamos, jos yra sudėliojamos į tokius langelius, šiuo atveju Anzus taip piešiasi. Jeigu raido, tada taip piešiasi. Jeigu Ingus, tada taip piešiasi. Tai yra taisyklingai, niekas niekur neiškrypsta, niekas niekur neišsiveržia. Tai yra tobula forma runoms. Čia taip dar mėlynai aš rašiau, apibūdinanti informacija, jau yra anonsuose, kalbas vis tiek kažkaip muselė, Odin Loki, žinojimas kaip signalas veiksmui, informacija, intelektas, sąmonė šviesa, dvasinė savižina, mokėjimas analizuoti, gėrio ir blogio suvokimas. Tai suvokimas yra kaip suvokimas. Dabar taip burna, kalba, smegenys. Smegenys dar atitinka, jeigu, sakykim, sveikatos požiūriu, kai žiūrėt sveikatos požiūriu, tai dar dagas atitinka smegenis, dešinysis ir kairysis pusrutuliai. Šią runą galima naudoti ir kaip gydomąją runą. Sakykime, ir vaikams galima naudoti, ypač kai yra, sakykime, kažkokia kalbos sutrikimas, ar tai mikčiojimas, ar tai žmogus, arba vaikas, sakykime, ilgai nekalba savo laiku, arba jam sunku kalbėti, arba kažkaip tai šita runa padeda. Taip pat aš iš savo patirties, tai kai stomatologija, odontologija vadinama, buvo man problema su dantimi ir buvo neaišku, ką daryti, ar traukti dantį, ar ten yra kažkas tai tokio kaip gana agresyvus darinys po dantim, tai aš tiesiog kartojau Anzus, 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 Odin Anzus. Galvoju, kad tik tai viskas būtų gerai. Ir iš tikrųjų nuotrauka parodė, kad viskas gerai, jokių problemų nėra, dantis liko ir viskas išsisprendė. Tai šita runa iš tikrųjų gydymui galima pieštis ir ant kūno, tik daugiau ties, reiškia, gal ant peties, kad būtų arčiau galvos. Būtent toks raudonai piešiam čia atveju. Taip, runų formulę aš jau esu rodžiusi kaip veikimo rezultatas. Pirma kryptis veiksmas, veikimo mechanizmas, veikimo rezultatas. Ir sukasi. Veikimo rezultatas, veiksmas ir taip sukasi. Šitos formulės aš tiesiog pakartoju jums, kad kai jūs galit pasidėlioti
iš Suanzus ką nors va tokio, turėdami knygą, pasidėlioti, kaip paskui pasižiūrėsim, aš turėsiu signatūrą rūnų skaičiui. Čia šiuo atveju va 3 runos, bet gali būti įvairiai ir nuo iki 8 ir iki 12. Taip, dabar tiesiog kartuosiu va tokius, kadangi informacija yra, kaip sakau, daugiau išminčiams, tai daug nėra čia ko kalbėti. Apie čia tik išmintingieji gali suprasti ir šita pamoka jiems ir skirta, kurie iš tikrųjų mane seka, kurie atnaujina amuletus ir talismanus. Labai dėkoju jums ir jūs mane paremėte ir aš savo pamokomis kažkaip tai, aišku, man būtų malonu, jeigu kažkiek tai irgi, jeigu negaila, kiek negaila, už pamokas ten 1-kitą eurą ir pridėtumėt. Čia aš taip sakant, nereikalauju kažko tai, bet tiesiog už pagarbą runams, kurios iš tikrųjų visada labai nori, kad iš joms būtų atlyginta už suteiktą informaciją, už jų pagalbą, o tai eina per mane, kad tai būtų jums kaip po nauda, tai tiesiog būčiau dėkinga ir runos taip pat užskaitytų labai su didžiojo Odino galia. Magiškoji galia Anzus lagų sūrus. Tai čia jau yra ta formulė, kuri sustiprina bet kokią formulę. Reiškia, padarot vieną formulę, šitą galite rašyti papildomai, jinai tiesiog apsuka, čia visas runų ratas, apsuka galybę. Čia yra signatūra arba taip runo šriftas, kaip jis sudarytas. Reiškia, Anzus lagus urus. Matot, jos sukabintos. Galima dar kitaip čia, bet jos taip gražiai. Dabar dievų pagalba. Čia, vėlgi kartuoju, viskas eina čia išminčiams ši pamoka. Anzus lagus urus gebo. Gebo yra, kaip sakau, Asgard, dievų buveinė ir dovana iš aukščiau, dievų pagalba. Šiuo atveju, jeigu šią formulę naudojant, tai jau reikia nešti, sakykime, dievams dovanas. Šiuo atveju Odinui, Frėjai. Odinui, kas yra, gal šiuo atveju aš nieko nekalbėsiu apie dovanas, gal paskirsiu kada kitą kartą, bet šitos runos jūs galite tik užsirašyti, bet kol kas taip naudoti praktiškai dar nelabai patariu, kadangi nežinot, ką reikia aukoti, kad jums dievų pagalba ateitų. Nes ateis tik tai tiems, kurie turi